Hei grožiai, vakar per laivą prisikalbėjau, prisišnekėjau ir tuo pačiu atradau temą šiandienos filmavimui, kadangi vakar mes su jumis kalbėjomės apie vakarinį makiažą ir šių metų, 2019 metų tendencingos spalvos panaudojimą makiaže. Tai šiandieną, kadangi vakar visos balsavot ir išrinkot vakarinį, bet daugelis norėjo dieninio, nenorėjau nuskriaustų palikti ir jūsų, tai šiandieną rodysi dieninį makiažą su koralinėmis spalvomis. O jeigu kažkas iš jūsų nematė laivo ir nėra dar mano draugas Facebook puslapyje, tai jūs keliaujate į apačią ir pamatysite ten nuorodą. Iš tiesų, kuo skiriasi vakarinis nuo dieninio makiažo, tai yra tiesiog intensyvumu, bet viskas priklauso nuo jūsų stiliaus, požiūrio, noro ir galbūt situacijas. Tai jeigu vakarinėme makiaže aš naudojau sodresnės koralinės persikinės spalvas, šiandien aš naudosiu labiau pastelinės spalvas. Šiaip galima naudoti makiaže ir vieną produktą, kad išgauti būtent koralinę spalvą, tai pavyzdžiui skaistalą galime naudoti tiek akių makiažuose, tiek lūpų makiažuose, tiek skruostikaulio zonoje. Tad su vienu produktu galima atlikti daug variacijų. Šiandien aš panaudosiu šiek tiek daugiau tam, kad galbūt jūs galėtumėte išsirinkti savo mėgiamą. Prisidrėkinu veidą su hidrobaze iš PSS brando. Jūs galite naudoti paprastą savo paprastą kremą galite naudoti. Aš naudoju hidrobazę tam, kad jinai būtų šiek tiek lengvesnė ir makiažas išliktų šiek tiek ilgiau. Sekantis mano bus etapas po hidrobazės, tai yra švytinčios bazės panaudojimas, kad veidas spindėtų. Šios bazės nerekomenduoju tik riebios odos savininkėm. Riebiodės gali naudoti tik skruostikaulio zonoje, virš viršutinės lūpos, makro zonoje virš antakio, o aš naudosiu ant visą veiduką. Kai panaudojau teptuko, tada viską sulyginsiu su pirštukų pagalba. Centrinę veido dalį dengsiu su liftinginė kreminė pudra iš PSS brando. Dengsiu ją su kempinėlė, kad tankiau pasidengtų produktas. Dengiu ir po akių zonoje lygiai taip pat, ant makro. Šis produktas yra gan lengvos tekstūros, todėl jeigu norite stipraus maskavimo, manau, reikėtų pasirinkti kitą kreminę pudrą. Kraštam pasirenku 102 numeriuką, šiek tiek sumaišau jį su 101 ir pasidarysiu fluidinį veido modeliavimą. Tamsinu tam tikras vietas veide atsižvelgiant į savo veido formą. Kadangi pas mane yra platus žandikaulis, tai aš tamsinu visą žandikaulio zoną, keliauju link išorinių lūpų kampučių ir link kaklo odos. Šitą etapą galite praleisti, o jeigu norite, galite atlikti veido strobingą, šviesinimą po akių zoną su akių maskuokliu. Naudoju PSS Clear. Kaip tas Clear? Centrinę dalį padengiu tokiais taškeliais ir tada su švaria kempinėlės pusė įtapšnoju į paakiukus. Ir tada keliaujame prie skaistalo, persikinės spalvos, naudosiu iš Sleek brando ir dengsiu juos ant skruostikaulio zonos. Kaip galima pakeisti būtų šitą produktą, jeigu jūs neturite kreminio skaistalo, jūs galite naudotis lūpų dažais, matiniais. Taigi, skaistalus dengiame ant skruostikaulio zonos, atsižvelgiant į jūsų veido formą ir stengiamės juos šiek tiek užkelti link smilkinukų, tokia C raidė. Iš tiesų, kadangi mano veidas yra linkęs į sausumą, dehidrataciją ir šerpetojimą, aš savo veido dienos metu nefiksuoju su fiksuojančiom pudrom, o fiksuoju tiesiog su tokiais fiksatoriais. Šiuo atveju naudoju iš Mako kosmetikos brando. Tačiau, jeigu jūsų veidas riebus, ir jūs tą dieną labai daug fotografuositės arba filmuositės selfių, tada aš rekomenduoju būtinai užsifiksuoti bent jau centrinę veido dalį, tada jūsų makiažas atrodys daug gražiau prieš kameras. Tačiau jeigu jūs nežadate, palauk. Nežadate. Bet kaip juokingai skamba, nežadate. Nežadate, jeigu jūs nežadate. Jeigu jūs nežadate. Jeigu
Jeigu jūs nesifilmuosite ar nesifotografuosite, tada fiksuojančios pudros, esant sausai odai, nerekomenduoju naudoti dienos metu. Jeigu norėtumėt susiaurinti šiek tiek savo veiduko, galite atlikti veido kontūravimą ir šiek tiek pasimodeliuoti su kontūravimo palete. Šiuo atveju kontūravimo paletės neturiu po ranka, bet turiu tinkamos spalvos šešėlį kontūravimui. Aš šiek tiek pasikontūruoju po skruostikauliu, suliekninu savo veidą ir šiek tiek pasikontūruoju žandikauliu. Vietoj highlighterio mes šiandieną naudosime iš NYX paletės šešėlį, kuris yra koralinės spalvos ir dengsiu į highlighterio zoną dar labiau iškeldama link smilkinių, kuris turi šiek tiek spindesio minimalaus, tačiau dar labiau išryškina koralą. Tad galima vietoj highlighterio naudotis ir skaistaliukais. Vietoj highlighterio galima naudotis ir šešėliais. Gerai. Susišukuojam antakiukus, susitvarkom juos, kadangi mano antakiai šiuo metu yra tikrai per tamsus mano spalviniam tipui ir netgi šitam makiažui, aš juos šiek tiek šviesinsiu. Jau per laivą pasakau, kad reikėtų naudoti Anastasijos Beverly Hills paletę ir šiek tiek spalvą pašviesinti. Iššukuoju jas į viršų. Kad jūsų makiažas akių laikytųsi daug ilgiau, mes vėlgi naudosim tą patį triką, išpaėsęs pieštuką šviesų, dengsiu ant viso judriojo voko, išretušuosiu iki lanko ir tada užsifiksuosiu su pastelinė koralinė spalva. Spalvos intensyvumas turėtų būti vienodas tiek vidinėme akies kampe, tiek išorinėme akies kampe. Sekantis etapas apatinėje blakstienų augimo linijoje panaudoti koralinės spalvos pieštuką. Įpiešiam į blakstienų augimo liniją ir į vandens liniją. Šią etapą galite drąsiai praleisti, jeigu jūs norite dar lengvesnio dieninio makiažo, tai pilnai pakaktų, kad ta pačia spalva, kuri yra ant judriojo voko, perbraukite tą pačią, tačiau jeigu norite kažką įdomiau, nestandartiškai ryškiau, ypač artėjant pavasariui, tai drąsiai galite naudoti ir apatinę liniją. Tai su pieštuku perbraukiam apatinę liniją ir išretušuojame su teptuku sabalo plauko plokščiu sabalo plauko teptuku. Tada užsifiksuojame su pastelinės spalvos šešėliu, galima tuo pačiu. Jeigu norite ryškesnio varianto, galėtumėt šiek tiek intensyvesnę koralinę spalvą naudoti. Jeigu jūsų akies baltymas yra paraudęs, yra išryškėję kapiliarai ir jūs negalite naudotis lašiukais, kurie nuima raudonį, tada ši apatinė spalva jums gali išryškinti jūsų raudonį akyse. Todėl tokiu atveju nenaudokit šitos spalvos. Ar tinka visom akių spalvom šitas makiažas? Taip. Jeigu norėtumėte išryškinti labiau rudas akis, tai rekomenduočiau į apatinę liniją įpiešti violetinės arba mėlynos spalvos. Ir keliaujame prie tušo, kurio aš visada pamirštu ir nerandu. Iš tikrųjų, jau seniai pradėjau naudotis to L'Orealį, vis jo nepabaigiu, tai vėl jį tepu, kol nepasibaigs. Ir prie tokio makiažo beliko pasirinkti tinkamos spalvos lūpų dažus. Centrinę lūpų dalį aš nusišviesinsiu su pieštuku, paėsęs tą pačią spalvą, kurį naudojau ant judriojo voko. Tada pasirinksiu plokščią teptuką ir dengsiu su lūpdažiu, susiformuosiu kontūrą. 39 spalvytę ir dengsiu lūpų kontūrą. tą numerį, kam naudojau pieštuką, tam, kad centrinė dalis iš karto būtų šviesesnė, o lūpas atrodytų daug putlesnis. Kadangi aš labai norėčiau, kad jūs mane sektumėt per visus tinklus, tiek Facebookas, tiek YouTube, tiek Instagramas, tai jeigu kas neįsiminė arba nepamatė, arba neišgirdo, kuris produktas buvo kuriam eigos etapui naudojamas, visas nuorodas, linkus, numerius ir nuotraukas sukeliu į Instagramą, todėl jeigu dar kas nepafollowino ir nėra mano draugas, einame tenais ir aš tikiuosi, mes tapsime draugais.